Tepti česnaką ant savo veido odos yra tas pats, kas plikom rankom skinti Sosnovskio barščius. Ir jeigu nežinai, apie ką kalbu, tai šitas iš pirmos pažiūros nekaltutis augalas gali sukelti tokius nudegimus. Ir nors česnakas turi antimikrobinių ir antigrybelinių medžiagų, jis nėra tinkamas tavo veido odai. Ir štai šioje publikacijoje yra įrodyta, kad česnakas sukėlė 2 laipsnio nudegimus. O dar kitoje publikacijoje yra parodyta, kad česnakas yra citotoksiškas mūsų odos ląstelėms. Taigi visokiausi panašus TikToko trendai gali būti absoliutus skemas ir netgi žalingas tavo veido odai. Vietoje šarlataniškų ir nepatikrintų spuogų gydymo metodų geriau čiupk dermatologų patvirtintą produktą, kuris tikrai veikia. Šitame veido gelyje yra pieno ir salicilo rūgštis, kurios kovoja su spuogais, užsikimšusiomis poromis, inkštirais ir netolygia veido odos tekstūra bei pertekliniu odos riebalotumu. Ir tai yra produktas sukurtas laboratorijoje, o ne išaugintas tavo močiutės darže. Ir šitas veido gelis tapo daugybės mūsų klientų top produktu, kuris tikrai daro pokytį jau po 4 savaičių. Jūsų oda pasikeis net pažįstamai. Ir būtinai pasak mano profilį ir griauk įvairiausius interneto trendus kartu su manimi.